Sveiki visi Tenere Trek žiūrovai, buvau šiek tiek dingęs, bet šiandieną gavau laiko pasivažinėti su Tenere. Užsirašiau į Enduro ralį Molėtuose, kuris vyks šeštadienį. Aišku, patirties, kadangi neturiu, tai taupau laiką ir važiuoju mokintis, nes laiko liko labai nedaug. Jau šiandien yra sekmadienis, tai kitą šeštadienį jau važiuoju į Enduro soft klasiai, Enduro ralį išbandyti. Tai šiandieną važinėjau su Tenere ir bandau labiau techniškai važiuoti. Ne greitai, bet techniškai. Kur koks nors posūkėlis, tai apsisuku ratuką, bandau priekį kelt, akseleruoju, bandau svorį nuo priekio į galą permetinėti, kad pakelt šiek tiek priekį. Tai labai smagu, iš tikrųjų važiuoju be jokios navigacijos. Turiu, jeigu pasklyščiau, bet čia tokiais pakeliukais įlindau. Tai labai smagu, oras pasaka, plus 15. Gal šiek tiek net per šiltai apsirengiau, bet nieko nepasiimu nei atsigerti, nei valgyti, tai šiek tiek burna džiūsta. Bet šiaip tai paukščiai skraidžia. Šiaip tai labai smagu ir labai džiaugiuosi. Kas naujo Teneriai? Tai Teneriai pačioj labai daug nieko naujo, bet jau minėjau, tai užsidėjau šitą dalykiuką, kardo, ir per Bluetooth'ą susikonektinti gali su 12, man atrodo, žmonių, ar tiksliai nežinau. Tai Enduro ralį vyksiu ne vienas, tai tikrai pravers. O šiaip per jį galima kalbėti telefonu, galima klausyti muzikos, kas aišku turbūt trukdo vairuoti. Ir šiaip, kadangi mėgstu šitą garsą, tai dar kol kas jis man netrukdo, tai mėgaujuosi. Tai va. Tai žodžiu, šiaip smagiai važiuoju, nežinau, dar mąsčiau, gal šitos padangos šiek tiek per prastos tam ralį bus, bet bandysiu. Pasiskaičiau per ChatGPT, kas yra tas Enduro soft ralis, tai kažkiek gal minimaliai gali būti pelkių, kažkokių kliučių gali būti minimaliai, bet su Tenere, kaip prašo, tai pats tas važiuoju tokį. Tai va, apsaugėlė yra, pasigrožėkim, kol dar Tenere nesuraižyta, nes manau, kad po ralio nebebus jau tokia blizgi, graži, tvarkinga. -1K, aišku, iš karto. Tai va, o dabar tai lakstau smagiai, jau jauku. Jau važiuoti jauku. Ką reiškia jauku? Jau jaučiuos patogiai, jau galiu kažkokius fintus pradedu rodyti. Sakau, pakelinėčiau tik priekį. Tai gaila, neturiu GoPro, tai tikrai norėčiau parodyti, kaip aš čia važiuoju, bet neturiu ir nesugalvoju dar, kaip čia ką prisitvirtint, kad su telefonu eitų pafilmuoti ar kažkaip nesugalvoju. Tai dar vieną dalyką įsigijau, tai čia quadlockas. Dar kol kas neužsimontavau, bet bus. Tai va. Tai kai užmontuosiu, čia laikysiu telefoną ir žemėlapį, nes dabar kol kas susiradau savo seną kažkokį tokį nelabai kokybišką dalyką, bet jis man atlaikė stryto kelionę iki Ispanijos, tai šiek tiek sentimentai, žinau, kad veikia, žinau, kad nepaves. Kai lyja lietus, nesušlampa telefonas, plus čia prasikirpau, kad laidas įlystų, laidas krauna. Žodžiu, kol kas tai labai gerai, bet noriu GoPro. Tai nežinau, labai tikiuosi, kad kažkokią kamerytę iki ralio susiveiksiu. O šiaip pasidomėkit visi, Enduro ralis Molėtai. Tai kviečiu išbandyti. Tikiuosi, iš ten kažką daugiau pafilmuosiu. O dabar tiek. Nežinau, gal dar rasiu kokį rastuką. Šiaip kiek žiūrėjau video, tai kaip yra šito rato ašis. Ir jeigu važiuoji per kliūtį, kuri yra žemesnė už šitą ašį, tarkim, tokio dydžio, čia kažkoks
medis nuvertęs ar dar kažkas, ar akmuo. Tai užtenka duoti gazo, šiek tiek svorį pernešti su užpakalio sėdynės galo ir ją lengvai galima įveikti. Jeigu jau virš ašies, tarkim, tokia kliūtis, tai jau čia reikia daugiau skilsų ir pastangų įdėti ją. Tai kol kas apie tokias net nekalbu, nes, nežinau, apvažiuosiu aš tokias. O apie tas žemesnės kliūtis, tai jau bandau aš per ją šokti, kažkaip drąsiai visai sekasi. Ir džiaugiuosi, kad jau po truputį Tenerė tampa kaip dviratis. Iš pradžių buvo tankas, dabar jau dviratėja. Daros lengvesnė, lengviau pašokdint, bet dar daug darbo praktikos reikia čia įdėti. Tai va. Tai tiek, toks trumpas video, jeigu pavyks dar kažką pafilmuosiu, gal kažkur telefoną padėsiu, kaip man seks važinėti. Bet važinėjau labai nežinomais keliais, tai niekad nežinau, kas čia laukia toliau. Tai noriu ir atsargiai ir nesupykdyti kokių vietos gyventojų. Jei matau namus ar kažką, tai pirlėtinu ir tikrai atsargiai pravažiuoju, nes nesijaučiu, kad dar turiu tokį talentą. Nu ir šiaip nesinori žmonių nervinti. Mane patį nervintai prie namų lakstyti tokie garsų dalykai. Tai žodžiu, patys irgi važinėjo, tai pagalvokite apie kitus, ne tik apie save. Ir kol kas tiek, gal kažką dar įmesiu. Čiau.